Garbė Jėzui Kristui. Iš Švento Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, broliai, mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavienių imant vieni kitų nariai. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ją naudojasi, laikydamasis tikėjimo. Kas dovana tarnauti, te tarnauja, kas mokyti, tegul moka, kas skatinti, tegul skatina, kas dovana šelpti, tegul šelpia dosniai, kas vadovauti, tegul vadovauja rūpestingai. Kas dovana gailestingumo darbams, tegul pagelbė kitiems su džiaugsmu. Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Lenktyniaukite tarpusavio pagalbą. Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios tarnaukite viešpačiui. Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs suspaudime, ištvermingi maldoje. Rūpinkite šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukite su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Tai Dievo žodis. Turime ištrauką iš laiško romiečiams ir iš tikrųjų, kai pradėjo kurtis, pirmieji krikščionis, Paulius pradėjo savo, sakykime, apaštališką misiją rašinėti laiškus, stiprinti įvairiose šalyse gyvenančius tikinčiuosius. Ir čia Paulius duoda tam tikrą, reiškiasi, gyvenimišką pamokymą, kuo galėtų išsiskirti krikščionis iš kitų, reiškiasi, sektų ar religijų. Ir mes matome konkretų, aiškų nurodymą, kitaip tariant, tam tikrą krikščionio identitetą, kaip turėtų krikščionis gyventi, kadangi mes esame daugelis Kristuje. Vadinasi, tam tikras Jėzaus, tikinčiojo ir pamokymas, kaip gyventi, kad tinkamai atspindėtume Kristų, kuris mumise gyvena krikšto, reiškiasi, malonės dėka. Ir man prisiminė, reiškiasi, toksai karikatūra vartyta, ne per seniausiai, reiškiasi, nupieštas kūdikis ir parašyta, kad, kūdikis dar Dievo ir su Dievu, reiškiasi, negali pažinti, nes yra per mažas. Paauglys su Dievu, reiškiasi, apie Dievą negalvoja, nesusijęs meilės reikalais. Suaugęs žmogus vedęs, rūpinasi šeima, vaikais, jam irgi, reiškiasi, be galo daug kitokių rūpesčių. Pagyvenęs žmogus, reiškiasi, rūpinasi anūkais, kitokiais reikalais. Senas žmogus sako, ne, aš jau, reiškiasi, nebeturiu sveikatos, tingiu ir jau viskas, jau reiškiasi, aš jau savo gyvenimą praėjau. Taigi, ką šitą karikatūrą nori pasakyti, kad kiekvienas gyvenimo tarpsnis, nepaisant to, koks jisai yra, čia ir dabar mes esame Kristaus nariai. Čia ir dabar mes privalome laikytis būtent šitokių taisyklių, ne kitokių. Ir jeigu kitąkart krikščionis, reiškiasi, sako, tai čia aš galbūt tikiu šitą taisyklę, bet laiminti savo persekiotojus aš negaliu, nes aš, reiškiasi, toks esu. Ar negaliu šelpti, aš negaliu tą daryti, bet galiu tik tą ir tą. Tai galbūt Paulius sako, mes turime skirtingas dovanas, tai jomis ir naudokime. Taip, galbūt man yra sunku daryti tą, bet man galbūt gaunasi gerai šitas. Valio, pirmyn. Bet čia yra tam tikras taisyklių rinkinys. Šiandien gal labas rytą žiūrėjau, kaip Maltiečių ordinas organizuoja sriubos akcijas. Ir kalbino 88 metų močiutę, kuriai sako, kaip čia jum. Sako, aš iš pradžių nenorėjau įsileisti jų net į namus. Nes sako, kaip aš, jinai pati medikė ten pradirbus, akušerė visą gyvenimą, sako, virš 1000 Vilniečių ant mano rankų, reiškiasi, gimė ir dabar, reiškiasi, aš tokia garbinga ir čia dabar man kažkas neštriuba, nesąmonė. Bet po to sako, aš pagalvoju, kad man to reikia. Sako, mano kūnas suseno, bet mano širdis nesens.
Taip, galbūt kitiems žmonėms sunku priimti tą dalyką, bet reikia. Todėl visiems linkiu laikyti šitų taisyklių. Nepaisant to, kad galbūt jums yra jos prieštaringos, čia galbūt neįdomios, bet jos padeda mums gyventi tarpusavį. Tai yra mūsų krikščionybės identitetas. Ne kažkokių stabmeldžių, ne sektantų krikščionybės. Čia yra mūsų identitetas. Čia yra Rytis, čia yra Petras, čia yra Algis, mes krikščionys. Linkiu visiems nepamiršti, kad esame vienas Kristus. Garbėsiu Kristui. Ačiū Ryčiui už padarytas įžvalgas. Ačiū Laimutei. Už tikrai pasirengimą mūsų priimti Dievo žodžiui. Paklausykime, ką sako žodis tarp mūsų. Džiaukitės ir besidžiaugiančiais, su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Šioje įstabioje pastraipoje gausu gerų patarimų. Kaip sugyventi su žmonėmis, elgtis vieniems su kitais pagarbiai, būti svetingiems, nedykinėti, nenustoti uolumu, būti ištvermingiems, ištikus bėdai. Šios nuorodos atrodo labai reiklios. Bet kaip ir visada, Jėzus mums parodo kelią ir suteikia reikalingą malonę. Prisiminkime, kaip pagarbiai jis elgdavosi su kiekvienu į jį besikreipiančiu, nepaisydamas, ar tas žmogus buvo iš visuomenės paribių ar priekabus valdininkas. Netgi pavargęs Jėzus nepamiršdavo pasirūpinti savo sekėjais, pamokyti juos ir stebuklingai pasotinti. Jėzaus meilė lygiai tokia pat toli, kaip nepailstama Dievo meilė. Dar svarbiau nei Jėzaus pavyzdys yra jo pačio buvimas mumyse per dvasią. Kristus mus taip paveikia, kad mes įstengiame mylėti žmones, pranokdami savo prigimtinius poreikius. Jis mums padeda pažinti jo mintį ir širdį, kad mąstytume ir veiktume išvien su juo. Paprastai pastebime, kai kitas žmogus džiaugiasi ar verkia, Jėzus nori, kad įstengtume atpažinti ir tai, kas jį džiugina ir kas jo širdį nuliūdina. Pradėkime nuo to, kas viešpačiui sukelia didžiausią sielvartą. Kaip ir šeimininkas šiandienos Evangelijos skaitinyje. Jis nuliūsta, kai mes manome esantys labiau užsiėmę ir nepriimame jo kvietimų į gyvenimo puotą. Jo širdis pasrūva krauju, kai dėl mūsų savanaudiškumų, piktumų, negebėjimų atleisti ar kitokių nuodėmių iškyla kliūtys, trukdančios kitiems žmonėms sugrįžti pas jį. Dabar paklauskime, o kasgi viešpatį nudžiugina? Jis džiaugsmingai suvirpa, matydamas net menkiausias mūsų pastangas įveikti savo savanaudiškumą. Jis nusišypso, kai pagarbiai mes elgiamės vieni su kitais, ypač su tais, kuriuos tuo metu mums ypatingai sunku mylėti. Viešpatie širdis šokteli iš džiaugsmo kas kartą, kai atleidžiame savo įžeidėjų, kai ištiesiame pagalbos ranką kenčiančiam ar atstumtajam. Viešpačiui patinka mūsų linksmumas, viltingumas ir mūsų dosnumas. Kitaip tariant, Jėzus
džiunga, kai vieni kitus mylime taip, kaip jis myli mus. Suvienykime savo širdis su Jėzaus širdimi. Jei džiaugsimės ir liūdėsime drauge su juo, mūsų širdys persimainys, o tada galėsime pakeisti pasaulį. Jėzau, trokštų įžengti į tavo širdį. Leisk man tapti tavo pasiuntiniu, sužeistam pasauliu. Iš tikrųjų, ačiū, kad klausėte. Iš tikrųjų, labai gilūs žodžiai, šventų rašto žodžiai. Jeigu mes juos skaitome ar ne, iš tikrųjų, kaip Rytis sako, tai yra vos netaisyklių sąrašas. Ir jeigu mes tais taisyklės savo turėtume prieš savo akis, galbūt mes kai kuriais atvejais neįžeistume kitų, nepasišaipytume iš kitų, nepasididžiuotume savimi, pasitarnautume kitam. Nes ar nuo to galbūt mūsų einant pakelti popierių būtų, o nenurodyti kitam, pakelti aš kaip pavyzdį sakau. Iš tikrųjų, kad ir, sako tą pavyzdį, šiandien kalbam ryte. Aišku, sudėtinga žmogui, jeigu jis visą gyvenimą gyvena taip, jam nereikėjo tos pagalbos. Ir jis, kaip jisai gali jaustis, ne? Bet kaip jisai jausis, pagalvokime tokią situaciją, ką mes turim ir savo bendruomenį. Sako, visą laiką pradėti nuo savęs. Jeigu mes savo bendruomenį šiandien mes rūpinamės vaikučiais mūsų darbuotojų, ar ne, tie, kurie dirba. Jeigu mes šiandien pradedame rūpintis ir rūpinamės, tai žmonėm, kurie yra išėję iš mūsų bendruomenės, kurie jau atidirbę čia, bet jie mūsų rūpi. Jeigu mes jais rūpinamės ir mes įprantame tą daryti, tas žmogus ne tik tuo momentu, kada jam reikia atnešti sriubą, jaučia tą, bet jis pastoviai yra pakalbinamas, jis pastoviai yra kviečiamas, jis yra toje bendruomenėje. Tada jis oriai, su juo elgiamasi oriai, neprimetam. Jeigu aš ateisiu ir sakysiu, pasikeičiant vietų, Albinutė, žinai, aš atnešiau tą sriubos ir nusisukus išeisiu, ar ne? Aišku, jie sudėtinga bus priimti tą sriubą. Tikrai. Jeigu jinai žinos, kad aš pas ją pastoviai ateinu, mes kalbamės ir apie kitus dalykus. Ir jinai naudinga, iš tikrųjų naudinga, su savo patarimais, jinai jausis oriai, bus kitai. Taigi, kaip ir vėl, šitie dalykai, ką šiandien mums sako laiškas romiečiams, šiandien mes skaitome šitą laišką, tai iš tikrųjų tam tikra atmintinį, nieko ypatingų ieškoti nereikia, sudėtingų daryti nereikia, išgirsti reikia. Bet šiandien dėkokime Dievui, kad mes turime šitą galimybę, kad turime galimybę suklusti, bent minutėlį, išgirsti ir galbūt einant, išeinant iš čia nors kažkiek, ar ne, aš galiu susimastyti vis dėlto, koks mano elgesys, kaip aš atsiliepiu į kitą, ar aš ką nors padarau šalia esančią, kaip aš tą darau, kokiu principu darau, ar aš tik sakau aš ir aš, ir daugiau čia nieko nėra. Tai iš tikrųjų tas labai matosi. Ir tie visi dalykai, ką mes čia turim galimybę išgirsti ir turėti, pamastyti apie ką. Nuėjus matyti į klasę su mokiniais, jeigu bent tos antros, trečios pamokos būtų atvertos to širdys meilė, mokiniai be abejonės išgirs. Tai neįmanoma neišgirsti. Ir jie lygiai tą patį kartos. Jeigu jiem gerai, tai jiem perklausykit ir kitam. Jeigu tu ateini su pykčiu, tai atneši jį, atneši tą komandavimą. Tai kasgi, ką tu tikėsi iš kitų? Nesitikėkit. Taigi melskime šiandien Viešpatį. Mes pykstame ant valdžios, mes pykstame ant mūsų vadovų. Pradėkime nuo savęs. Darykime čia vietoj. Turim erdvę, darykim tuos gerus darbus. Ir kaip sakoma, gal plačiai pasakyti, ne? Galima sakyti, kad mūsų
mes galime pakeisti pasaulį, bet iš tikrųjų taip, mes galim po truputėlį pakeisti. Taigi melskime Viešpatį ir dėkokime, kad jį turime čia. Melskime prašydami mūsų bendruomenė, Švento Ignaco kolegijos bendruomenė, mums kiekvienam siųsti Šventąją Dvasią į mūsų širdis, tam, kad mūsų tie sprendimai būtų pagal Viešpaties valią. Turime apjungtus 3,5 tūkstančių, 4 tūkstančių žmonių šitą metu. Padaugime, su kiek šeimų dar po 10 gali kiek draugų susitikti. Skleiskime tą gerumą. Pažiūrėkit, kiek plisisai dabar plinta kita pusė. Platinkim tą gerą pusę. Melskime už mūsų prezidentę, melskime už mūsų valstybės vadovus, melskime už Seimo narius, melskime mūsų švietimo ir mokslo ministerijos vadovus. Prašydami jie išminties siunčiant Šventąją Dvasią į jų širdis, kad tie jų priimti sprendimai būtų priimti mūsų tautos labui, mūsų tautos gėriui. Melskime mes už mūsų popiežių. Iš tikrųjų, kad jis būtų stiprus dvasioje, kad stiprintų visų pasaulio žmonės dvasioje. Aišku, ne taip paprasta jam per žiniasklaidą, bet vis tiek tas balsas, matom mes, koks jis yra stiprus, ne kiekvieno balsas pasiekia. O jeigu jo balsas pasiekia mus, tai ar jis tik savo jėgom tą daro, tai jis daro kartu su Viešpačiu. Tai pasitikrinkime, akivaizdžiai tai matom. Kodėl jo balsas pasiekia visą pasaulį? Melskime mes taip pat už Tėvą Dievą, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad jis ir toliau stiprintų mus dvasiškai. Melskime mes už mūsų mažuosius vaikus, mūsų bendruomenės vaikučius, už tėvelius jų, kad Viešpats stiprintų juos. Iš tikrųjų, manau, kad daugelis mūsų dedame viltis ir norim, kad ir mūsų vaikai keistų pasaulį, kad jie iš tikrųjų augtų gerais, dorais piliečiais. O iš tikrųjų prašykime Viešpaties malonę tai visai bendruomenei, kuri dirba su tais vaikais. Dievų ištvermės, šventosios dvasios atsiuntimo, tos meilės, kiek mes ją įstiepysim, daugį laiko praleidžiama yra darželį. Labai palieka beveik visą dieną. Taigi tas laikas taip pat yra labai svarbus. Tai jeigu tas laikas bus atiduota meilei tiem vaikam, mes jau pažiūrėkime, kiek mes šiandien turime 39, tai pasižiūrėkime. Ir pagalvokime, melskime už jas. Prašykime mes sergantiems mūsų bendruomenės žmonėms. Melskime už juos. Melskime už Almutę, už jūsų seseris, už ekscelenciją, už Valytę, už Sandrą, Simoną, Jėvutę. Melskime mes už Daivą, melskime mes už Nerijų, gyvūnų priežiūros galbūt visų prisimena šitą vaikiną, kuris buvo jis taip pat vėl ligoninėje atsidūręs yra. Ir vėl jis, kaip pasakyta, paimtas kaip su psichinė negalia, iš tikrųjų taip, mes patys matėm, kad taip nėra, bet taip yra. Ir visų mes negalim ištraukti, mes šiandien tik maldojame, galime įkūrėjai. Aš prašau, vienokais, kad jie gali melstis už tą vaikiną, prašant visiems jiems Viešpaties malonę, siunčiant ramybę į jų širdis. Ir iš tikrųjų, kad Viešpats padėtų gelbėtų iš tokių situacijų. Prašykime mes, melskime už mūsų išėjusių žmonės. Melskime mes už Darį, už Alfonsą Kazį, už Aužę, už Lydiją, Ingridą, Mariją, Rimantą, Ireną, Violetą, Sigitą, visus kitus mums brangius žmonės. Aplankykime savo mintimis, prašydami Marijos globos, jų sielos,